Labas visiems, čia Evaldas iš Evo Games. Ir filmavimas prasidėjo labai linksmai, todėl mes iš karto čia su šypsena. O šiandienos tema balta. Ne, šiandienos tema nėra balta ir ne Apple, tai yra D-Link. Ir kaip būtų keista, D-Linkas perėjo į tokią baltą labiau spalvų gamą. Gal tai labiau asocijuojasi su futurizmu, su tuo švelniu šiuolaikiniu dizainu, ypač kas liečia namų įrangą, kad negadintų jūsų dizaino. Anksčiau D-Linkas būdavo daugiau juodas, daugiau į pilkas spalvas ir šiandien pas mus ant stalo labai daug keistų D-Link įrenginių. Vieni jums bus svarbus, kiti bus galbūt nelabai svarbus, bet jie visi priklauso namų vartotojų kategorijai, todėl juos taip sumetėme į vieną vietą ir pabandysime trumpai apžvelgti, nes kai kurie yra labai verti daug pasakojimų, kiti yra verti, bet tiesiog jie labiau naudingi, nei gali apie juos papasakoti. Ir gal pradėkime nuo paprastų dalykų, tai prieš keliaujant iki maršrutizatorių ar kažkokių tai žaisliukų, pradėkime nuo elektros tiekimo, nes namie jis reikalingas. Ir kuo toliau, tuo dažniau šie elektros, maitinimo įrenginiai, šaltiniai, jie tampa vis populiaresni, daugiau gamintojų juos gamina. Pats gerai prisimenu, pirmąjį pirkau prieš kokius 4 metus ir labai džiaugiausi, kai buvo, jei neklystu, 3 ar 4 USB-A jungtis ir tai atrodė kaip kažkoks tai stebuklas. O šiuo metu galite jau įsigyti renginių nuo 60 W iki 240 ir kaip Vilius minėjo, jau yra ir 500 W. Tai jie visi skiriasi savo dydžiais, pradėkime nuo 60 W, kuris labiau panašus į standartinį adapterį, netgi Lenovo jau tokius mažus tiekia 65 W. Ir skirtumas tik tas, kad priedo jūs gaunate jungčių pasirinkimą, kas galbūt čia šitoje vietoje ties mažai vatų turintis renginukas ir turėtų šiokį tokį prioritetą dėl jungčių kiekio, bet tai yra 65 W, kaip ir nieko ypatingo, po to keliaujam prie 100 W, 140 W ir visi tai yra DCP įrenginiai. DCP man tai yra kažkas naujo, nes iki šiol jokių nebuvo. Ir aš kaip ir net pasitikėjęs jų nebuvau matęs, tai yra DCP ir, sakykime, 101 tai reprezentuoja 100 W, DCP 651 reprezentuoja 65 W ir mūsų atveju mūsų pažiba, kur šiek tiek nublanksta, tai yra DCP 241 reprezentuoja 240 W. Ir tai yra solidi plyta. Pakankamai sunki, šiek tiek primena Lenovo 140 W maitinimo šaltinis. Deja, ten yra maitinimo šaltinis su vienu Type-C USB. Šis yra su 4 ir 1A. Daug papasakoti negaliu, nes tai yra maitinimo šaltinis, įvairiausių kombinacijų sąrašą galėsite pamatyti tiek jo instrukcijoje, tiek jį nusipirkę, kaip kas su kuo maitinimą. Su Vilium šiek tiek išbandėm, tai tikėtina, kad tą 240 W jisai teiks ir aukštesnė komplektacija turi geresnę maitinimo grandinę, kas leidžia priimti naują įrenginį, neperkraunant grandinės. Tuo tarpu apie atjungimą to negaliu pasakyti, bet tai yra nauja maitinimo šaltinių gama, kurią galbūt neužilgo rasite savo artimiausiose parduotuvėse ir jeigu jums patinka baltas dizainas, gražus minimalizmas, galite pagalvoti ir apie D-Link kaip gamintoją. Tai tiek apie elektrą, juolab, kad aš jos ne per daugiausiai suprantu ir labai nemėgstu, kas liečia liešti pirštais arba šaukštais. Žmogus žino, apie kurį šneku. Pereikim prie bevielių. Ir matot tokie maži daikčiukai, kuris sakytumėt, jos kažkas dar naudoja, nepatikėsit, bet naudoja. Jos mėgsta naudoti savadarbiuose IoT įrenginiuose, esu matęs Raspberry Pi naudojama, esu matęs, kad šiek tiek pasenę staliniai kompiuteriai mėgsta naudoti. Ir jie, sakytumėt, kodėl
Kas čia tokio naujo? Taip, tai yra visi nauji įrenginiai, tai yra AN3U, AC13U, AX9U ir AX18U. Pavadinimai keisti, bet žinokit, iš tiesų pavadinimas yra šiek tiek standarto, nes A kaip ir išlieka visose, N, C, X raidės, tai konkrečiai simbolizuoja standartą, tai pavyzdžiui, mūsų atveju AX9U, tai reiškia, kad palaiko AX standartą, AC13U palaiko 5 GHz AC standartą, AN varkšelis yra tas toks iš senesnių laikų, kuris palaiko tik N standartą. Bet jisai dėl to nėra per daug prastesnis. Ir pradėkime nuo to pačio paprasčiausio. Mažyčio AN3U, tai yra paprasčiausias 2 antenų 300 megabitų standartų USB 2 įrenginys, bet kuo jis mano akį patraukia, kad nepaisant to, kad standartas yra senas ir N, Wi-Fi N, ir teorinis iki 300, ką reiškia, kad praktinis geriausiu atveju, idealiausiu atveju turėsite apie 120, mūsų atveju tai buvo 108 tikrinant. Jis patraukia mano akį tuo, kad nepaisant to, kad greitis yra tik tai N, jisai palaiko VPA2, VPA3. VPA3 kaip ir naujas visiškai dalykas ir didžioji dalis maršrutizatorių arba įrenginių jo visiškai nepalaiko, o va šis dvelgsmas iš praeities turi visas modernes saugumo technologijas, bet tuo pačiu leis prisijungti jum prie kažkokių tai prieš istorinių įrenginių su galbūt šiuolaikiniam saugos technikom. Ir kas keisčiausia, kad jie visi turi viduje flešą, tai reiškia, kad išsprendžiate tokią problemą, kai būna su Asus arba TP-Link įrenginiais, gaunate mažytį USB Wi-Fi adapterį, jungiate į kompiuterį, adapteris yra nepažįstamas dėl to, kad naudoja kažkokią išskirtiną mikroschemą ir jums duodamas yra diskas šalia. 25 metai diskas. Ką su juo daryti? Ir įsivaizduokit, kad jūs neturite ryšio, neturite kabelinio ryšio, nusipirkat tokį daiktą, kišate į savo desktopinį kompiuterį, tikitės prisijungti prie interneto ir diskas. Ką su juo daryti? Dalinkas šitą dalyką apgalvojo ir labai gudriai apgalvoja, kiekviename jame yra atitinkamo dydžio integruotas flešas, kuris leidžia, jūsų kompiuterį atrodo kaip CD įrenginys ir jūs galite paleisti instaliacinį failą. Galbūt tai nebus naujausias driveris, galbūt jums reikės susirasti dar naujesnį driverį, bet prisijungti prie interneto jūs turėsite kaip. Tai čia, manyčiau, yra toks kaip ir paprastas refreshas. Paprasti Wi-Fi adapteriai, kurių, sakykime, AC13U suteikia apie 320 megabitų per sekundę greitį, AX9U, kuris yra AX standarto, suteikia 290 megabitų greitį, o pats svarbiausias AX18, tai 18 traktuojasi kaip 1800X, suteikia beveik 744 megabitų greitį, kas yra pakankamai sočiai ir ne visi netgi access pointai arba maršrutizatoriai tą dalyką sugeba. Bet visi jie palaiko VPA2, VPA3, visi turi integruotą driver instaliacinę sistemą ir visi yra apšarvuoti moderniom saugumo technologijom. Tai jeigu kartais jums reikia kažkokio tokio daikto ir nesate tikri dėl driverių palaikymo ir panašiai, jie tai turės. Dabar šiek tiek keliaujam prie kažko įdomesnio. Šitas daiktas. Kaip manot, kas čia yra? Čia yra DSP111, tai yra NVMe disko dėžutė. 10 gigabitų USB, tai teorinis yra 1 GB per sekundę transferis, kurį patikrinau, jis ir buvo 1 GB per sekundę transferis įdėjus Western Digital Black NVMe 4, PCI Express 4. Tai kaip ir jisai savo greičio, rekomendaciją, savo greičio pažadus jisai įgyvendina. Kodėl D-Link reikėjo gaminti tokį daiktą, kai yra labai daug aplinkui konkurencinių. Sunku pasakyti, gal kitoj rinkui turės kažkokį tai atsvaros tašką. Bet toks daiktas, sakykime, iš gamintojo Writesonic
su RGB juostelėm kainuoja kažkur apie 30 eurų. Tai jeigu D-Link tą vietą bandytų iššokti ir pasiūlytų tą patį performance pigiau, galbūt jis ir turėtų šansą, nes visas metalinis viduje yra, neatsimenu kaip čia atsidaro, viduje žodžiu yra tie aušinimo padai, duoda pilną greitį, kurio pažada, tai ne tai, kad pasakoja apie jį, bet tiesiog turėti omeny, kad toks yra. Ir prie jų prisideda dar vienas DUP A01 įrenginys. Šitas mano akį patraukė labiau, jis taip pat skaitosi 10 gigabitų USB įrenginys, bet kuo jis man pasirodė įdomus, jame tiek daug yra jungčių, tokia mažoji vadinkim pakuotė, kad aš net pats suabejojau, kaip jisai veiktų, kaip jisai jaustųsi, jeigu viską vienu metu sujungtumėt. Kas įdomu, kuo jisai galėtų būti vertingas, tai įsivaizduokit, turite kažkokį tai mažą nešiojamą kompiuterį, kurie ypač plona. Šiais laikais daugumą kompiuterių net, kad ir patys Apple Airai Pro neturi HDMI jungčių. Ir šiuolaikiniai žmonės dirba multitaskingą, mėgsta turėti dar 2 monitorius šalia įsijungę. Ir va čia gaunasi, kad vienas donglas turi 2 išvestis 4K po 60 Hz. Ir vat aš pabandžiau, jos veikia. Įdomiausia tai, kad man veikia su gigabyte monitoriais HDMI šitie 60 Hz, man nereikėjo power delivery. Suprasit, jeigu jūs prijungtumėte tinklo plokštę arba kažkokį tai USB renginį, gal jums reiktų dar ir power delivery papildomai prisijungti. Tai ką jūs gaunate? Jūs gaunate 2 USB-C 10 gigabitų. Iš vieno 10 gigabito gaunate 2 10 gigabitų. Tai tikėtina viduje gyvena mikroschema, kuri perjunginėja jūsų USB requestus. Todėl gali būti šioks toks delėjus arba sujungus visus portus jūs galite jausti, kad neturėsite to 10 gigabitų, kas yra labai normalu. USB-A 10 gigabitų, SD kortelių skaitytuvą, Realteko 1 gigabito tinklo plokštė, paprasta USB-C, elektros power delivery, tai kitaip sakant, jūs jungiate savo, pavyzdžiui, nešiojamo kompiuterio pakrovėją čia, iš jo kraunasi jūsų nešiojamas kompiuteris, automatiškai papildomai elektros yra duodama šiam device'ui ir turite 2 4K monitorių išvedimus, kas, tai man pasirodė labai įdomu. Sakykime, alternatyvus Lenovo, kaip jie vadina, docking stationas, kuris irgi turi 2 video išvestis, ne Type-C video išvestis, bet tiesiog 2 video išvestis, HDMI arba DisplayPort, jis yra maždaug tokio dydžio ir tokio storio. Tai, sakyčiau, lyginant su Lenovo, tai jau šitas daiktas yra kaip minimum 2 kartus ar 3 kartus mažesnis. Klausimas tik tai kyla, kokia jo bus kaina, nes šių renginių kainų aš dar nežinau. Manau, neužilgo pamatysim. Ir mūsų tie vadinami Honor Mentions iš mažyčių įrenginukų, tai yra šitie du keisti daikčiukai. Tokį daiktą aš prieš daug metų naudojau, tai buvo juodas, jei neklystu. Čia yra DVM 222, DVM 222W modemas. LTA. Aš naudoju, neklystu, DVM 222. Tai čia gaunasi toks kaip ir refreshas įrenginuko, pratestuoti jo nebuvo galimybės dėl to, kad neturėjau driverių, bet specifikacija, kurią radau, teigia, kad tai yra LTA, 4 antenos, tai jis mano akį patraukė vien dėl to, kad šitą įrenginių seriją, berods DVM 156, DVM 222, kurie buvo anksčiau gaminami, jie būdavo suderinami su didžiąją D-Link routerių seriją. Ir jeigu jūs turėtumėte namie, sakykime, paprastą kabelinį RJ45 routerį, jums reikėdavo turėti atsarginį kaip ir internetą. Jūs tokį daiktą jungdavote savo routerį USB lizdą ir galėdavote susikonfigūruoti, kad dingus jūsų pagrindiniam internetui, šitas daiktas persijungia ir per 5-7 sekundės jūs turite atsarginę liniją.
Tai va, čia tokia labiau nostalgija, praktika. Nežinau, ar šiais laikais tai yra populiaru, nes daug kas turi telefoninius hotspotus, nešiojimus hotspotus, USB-C modemus, tad turėti įrenginį, kuris kištųsi jūsų nešiojimo arba stalinį kompiuterį, tokia plyta, galbūt nelabai praktiška, bet aš įtariu, kad čia yra su mintim, kad galbūt bus kažkokia tai D-Link routerių serija, kur vėl bus palaikomi tokie daiktai. Pažiūrėsim, pamatysim, bet čia labiau nostalgija. Ir jo, kaip ir, kaip vadinčiau, analogas 5G versija, tai yra D501. Aš labai galvoju, kad jis vis dėlto yra įrenginys, kuris gali transliuoti bevėlį ir jūs prie jo jungtumėtės kaip prie telefono hotspoto, bet iš tiesų taip nėra. Tai yra tiesiog pastatomas atlenkiamas renginys, USB-C laidas ir jūs jungiate į kompiuterį ir tada tiesiog jums reikia turėti driverius, kurie leidžia jums atlikti tą konektinimo sesiją. Tai pasirodė gana įdomus, tai yra 5G 8 antenų. Vėlgi, greičių patikrinti galimybės neturėjau, bet atrodo labai neįprastai. Man tai... Prisimenat tas tokis telefonas? Kas prisimenat, žinot apie ką aš? Labai tokia, pamatau ir iš karto tokia nostalgija. Net nesimenu, kas jas gamina. Likti Samsungas buvo. Tai va, apžiūrėjom smulkmenas, keliaujam prie įdomybių. Ir... Pradėkim gal nuo šitų daiktų. Tai kaip jie vadina? Aquila Pro AI. Gerai, nuo ko pradėti? Kai baigsi šitą video žiūrėti, jeigu baigsit, neusnusit, paieškokit mūsų kanale, yra istorija, kai buvo apžvalginėjimas Eagle Pro AI D-Link įrenginys. Jam buvo skirta daugiau laiko, ypač ir susitupinimas, ir jis buvo vienas pirmųjų tų AI D-Link įrenginių. Tai šitoj vietoje dabar jau juos pakeitė Aquila Pro AI. Tai pradėkim visų pirma nuo to, kad Aquila įrenginių serija nėra suderinama mešo standartu su Eagle Pro įrenginių serija. Netgi kita aplikacija yra. Tad jeigu jūs namie naudojat, nežinau, Eagle routerį ir range extenderius ir įvesite va tokį renginuką į savo tinklą, tai jisai netaps jūsų mešo dalimi, dėl to, kad kiti standartai. Ir kodėl Aquila? Aquila tai yra, kaip jie vadina, Matter Compliance. Tai yra toksai, aš net nežinau kaip paaiškinti, nes aš pats bandžiau suprasti, kas tai yra, bet tai yra standartizacija atvinkit omeny IP protokolas, ne Zigbee, ne kažkoks kitoks, bet IP protokolas standartizacija jūsų išmaniesiems įrenginiams. Tai šiai teisingai supratau, tai tą reikalą įeina maršrutizatoriai, nešiojami tie, kaip čia, yra tokie diskų masyvai, kurios pastatote, jungiate į rozetę, jie jungiasi į cloudą, nors jie yra pas jūs gyvai, bet jie jungiasi į cloudą ir jūs juos naudojatės kaip kokiu Dropbox. Tai galbūt Synology B ar kažkaip panašiai, bitutė, žodžiu, bitė. Synology B įrenginiai ir jeigu jie atitinka tą Matter standartizaciją, tai per IP protokolą jie tarpusavėje gali šnekėti ir suprasti, kas yra šalia. Ir tokiu atveju įšoka visą tą reikalą IP įrenginiai, tokie kaip maršrutizatoriai, kurie gal Vilius įdės, vieną kitą nuotrauką duosiu, viduje gyvena krūva antenų. Čia atrodo, kodėl klaustumėt šitas arka padaryta. Tai kaip ir tokia vaizdinė galbūt, gražiai atrodo, bet pati esmė tos arkos yra, kad viduje gyvena laidukai su mažytėm tokiam kai nešiojimo kompiuteriu vidaus esančio stiliaus antenom, kurios yra išdėliotas aplink tą arką ir tokiu būdu jūs išvengiate to maršrutizatoriaus problemos, kai maršrutizatorius transliuoja viską tik į vieną pusę, arba tik į kitą pusę, arba kaimynams, arba dar kitiems kaimynams. Šiuo atveju jūs turite arką, kurie aplinkui skleidžia antenos signalą. Tų antenų yra labai daug, aš bijau pameluoti, gal 8 liko dokumentaciją skaičiau. Mato, dokumentacija dar tokia yra šiek tiek naujo įrenginio, jinai šiek tiek
ne visiškai pilna. Ir šitas įrenginys veikia to protokolo. D-Link Aquila Pro AI aplikacija, kuri nuo 2024 metų, ji turi veikti ir yra compliant šiuo standartu. Dabar, jeigu kas nors naudojate tą Matter dalyką, galbūt pasidalinkit savo nuomonę arba pastebėjimais, nes man pačiam įdomu, kas tai per dalykas. Aš pats išmaniuosius įrenginius naudoju, bet aš labai mažai jų naudoju IP erdvėje. Daugumą įrenginių naudoju tokiais formatais kaip Zigbee arba 800 MHz ribose, kurie yra visiškai su IP nesuderinami. Bet jeigu išmesim pamiršim šitą dalį, kad jisai yra Matter compatible, kaip pats įrenginys, tai aš pasibėjau, kad tikriausiai viduje gyvena Ralink mikroschemų lustas, nes nemažai įrenginių jie atpažino kaip Ralink. Pats Uplinko portas yra 2,5 gigabito, tai jau kažkas tai naujo. Jau po truputėlį žengėme 2,5 gigabitų ruožą, nors vidiniai portai yra vis dar gigabito, bet aplinkas yra 2,5 gigabito. Tai jau sakytume, tai gerai, tai jeigu aš viduje turiu po gigabitą, o aplinkas yra 2,5, tai kokia man nauda? Nu taip, jums gal ir naudos konkrečiai, jeigu jūs prisijungite savo desktopą į konkrečiai jums naudos gal ir nėra, bet visų pirma, tai čia yra AX standartas. Dabar bijau pameluoti, kiek čia oficialiai yra deklaruojama tų megahercų ribų, bet man su viena sesija Intelio bevėlio kortą pavyko pasiekti netoli 840 megabitų. Tai atrodė visai neblogai ir įsivaizduokite, jeigu jūs turite keletą įrenginių, kurie kreipiasi atskiras antenas ir pasiekia keli įrenginiai po tos 800 MHz, tai jums sesija bus ir kaip ir iki gigabito, bet išeinanti sesija į internetą, jeigu jūs turite tiekėją 2,5 gigabito, ji bus gerokai virš gigabito. Tai čia atsiranda tas toks optimalus sprendimas, kai turite išėjimą 2,5 ir turite visas galimybės su begalė įrenginių, su begalė klientų pabandyti pasiekti tuos 2,5. Dabar, aišku, kas jums tieks tos 2,5 gigabito, aš neįsivaizduoju. Dar porą metelių reiks palaukti. Yra Lietuvoje keletą tiekėjų, kurie tiekia, bet girdėjau kitų problemų, kad tokio kaip 2,5 gigabito biznio lygmenyje jų nėra daug. Ir įprastai gaunasi, kad stovi 10 gigabitų keitiklis arba 10 gigabitų portas. Ir jūs jungiatės į jį ir tada prasideda kita magija, nes jūs jūsų 10 gigabitų portas yra ribojamas iki 2,5, ten jau kiti dalykai prasideda. Bet, kad D-Linkas apie tai pagalvoja, tai aš manau yra labai šaunu ir labai šaunuoliai. Ir į tą seriją įeina daugiau renginių. Tai turėkite omeny, kad čia yra MS60, yra MS30, visi, kas yra MS, yra tas Matter Compliance režimu veikia, tai reiškia su jūsų išmaniaisiais renginiais. Tuo tarpu M30 ir M60, jie veikia, jie irgi yra jungiami į mešą kartu, jie viens apie kitą žino, bet jie jau nėra Matter Compliant principų veikiantis. Ir gaunasi, kad MS60 ir M60 abudu turi 2,5 gigabitų uplinką, tai toks... Žodžiu, Vilius parodys lentelę, kaip atrodo, nes kaip tik turi lentelę su visų palyginimu, kaip visą tai atrodo. Keistas dalykas, jeigu kas naudojat, pasidalinkit. Web interface'as naujoviškas, D-Link stiliaus, kaip ir Eagle Pro įrenginiuose, jis yra labai minimalistinis. Tai šitoje vietoje aš matau du dalykus. Jeigu jūs jį naudojate namams, ir naudosite su aplikacija, tai jums labai yra svarbu minimalizmas, nes tikėtina, kad jūs nesimokinsite technologijų inžinierijos arba potinklių teorijos vien tam, kad vieną kitą dalyką konfigūruoti. Jūs norėsite porą mygtukų paspaudimo, dar geriau, jeigu jisai pats nuspręs, kaip jam veikti. Ir taip jisai pats ir nuspręs, kaip jam veikti. Ne veltui jisai pavadintas AI. Yra jūsų nustatymuose, jis
pats parinks DNS serverius, jūs, jeigu norėsite pakeisti savo DNS tiekėją, jums nereikės galvoti į ką pakeisti, jūs turėsite tokius kaip pasirinkimus kaip Google arba One arba Cloudflare, tiesiog pasirinkimus. Bevėlio nustatymuose, kur man sukėlė problemų, kad aš pasigėdau 160 Hz bangų ruožą, nes deklaruojama, kad visi jie palaiko 160 Hz. Ir aš niekai nesupratau, kur jie dingo, nes aš taip ir tai vaikštau po tą meniu, nerandu, kurie yra. Pasirodo, jeigu leidžiu jam nuspręsti, kokį diapazoną pasirinkti, jisai, kai suprantu, praskenuoja mano kaimynus, atlieka analizę, kaip yra daug užterštas tinklas, ir jisai pats pasirinka diapazoną, kokį dirbti. Ir kaip matėte, greitis 840, jam pačiam pasirinkus 840 MHz, net ne 160 Hz ruožė, tai buvo labai geras greitis. Tai norint kažkokių išskirtinių specifinių nustatymų, reikia paplušėti. Tai aš tokio namie nesirinkčiau, nes aš mėgstu kentėti, mėgstu vargti ir mėgstu matyti, kai mano namiškiai kenčia, kai aš vieną kitą nustatymą išsaugau arba perkraunu. Bet jeigu jūs mėgstate ramybė, kad, kaip sakoma, susitupinau ir pamiršau, tai tikriausiai čia ta ramybė ir jūs ir gausite, jo lab, kad aplikacija kartą per parą atlieka AI Wi-Fi scan, tai žmonių kalba tikriausiai būtų, kad jisai patikrina jūsų kaimynus, ar jūsų kaimynų maršrutizatoriai pakeitė kanalą ir jeigu pakeitė, suranda artimiausią švaro kanalą, pats jį pakeičia, pats naktį patikrina ir yra firmware update'as, pats jį parsisinčia, pats jį perkrauna ir pats netgi range extenderiams parsiunčia firmware update'us ir juos perkrauna. Tai dėl šventos ramybės aš manau, tai yra geras produktas. Na, techniniam inžinieriam galbūt šiek tiek nuobodokas, bet čia ateina šitas žaisliukas. Čia yra G416C. Šiek tiek senovinis, šiek tiek, sakyčiau, senamadiškas, nes visų pirma tai yra LTA. O dabar mes tiek metų kovoja oficialiai, neoficialiai prieš 5G standartą, dabar be jo gyventi negalim. Tai gal šiek tiek senamadiškas, bet jis mane nustebino. Jo vidaus interfeisas, jo valdymo galimybės, jūs realiai galite viską pasileisti. Jūs turite galimybę pasirinkti, koks eina, kaip veikia antenos, kokį LTA standartą pasirinkti, kokius kanalus pasirinkti. Jūs galite įsidėję SIM kortelę iš jų siūsti SMS arba netgi SMS gauti, kas pasirodė man labai keista. Jūs turite galimybę susikonfigūruoti VPN, turite gale 4 lizdus, iš kurių gali būti, bet kuris iš jų gali būti, kaip suprantu, interneto tiekimo lizdas, arba visi gali būti jūsų vidinis tinklas. Galite prisijungti savo šviesolaidį ir pačiu turėti SIM kortelę kaip atsarginį. Nustatote, kad, sakykime, tikrink, ar Google DNS pasiekiami, Google DNS nepasiekiami, tikėtina reikia persijungti SIM kortelę. Na, tiek nustatymų net ne visi business klasės, sakykime, pigesnio range'o. Man atrodo, net Ubiquiti, kai kurie maršrutizatoriai neturi tiek nustatymo galimybių, kiek šitas keistas G416C modelis. Taip ir pasižymėjau, kad nerealus setupas. Viduj gyvena Realtek mikroschema ir šiaip jos greičiai buvo visai man priimtini, jisai turėjo bevėlių, turėjo 650 megabitų, tai praktiškai maksimalus AC standarto 2 antenų greitis, o tuo tarpu LTA, kadangi sunkuoka su tokiom antenom tą LTA yra tikrinti, nes vis tiek mobilus ryšys turi būti su išorinė antena, aš manyčiau, bet LTA buvo įvairiai, tarp 40-70 megabitų per sekundę. Tai idealiom sąlygom aš esu pasiekęs, sakykime, telefone, mieste, LTA aš esu idealiom sąlygom pasiekęs 100 megabitų, kai jau ten būna 90 kažkeli, tai aš jau apvalinu į 100. Tai stovintis už plastikinių langų routeris, manau, tarp 40-70 neblogai.
galbūt tai neturėtų būti LTA jūsų pagrindinis pasirinkimas, tai galėtų būti jūsų routeris su backupu. Šitą, kas mėgsta turėti paprastą baltą routerį, bet galimybę vieną kitą dalyką pasikonfigūruoti, manyčiau, šis modelis yra kaip tik jums. Ir pabaigai, šis monstras. Net pavadinimą užsirašiau. G572. Internete mačiau, kad yra G572V, kuris skaitosi šio maršrutizatoriaus voice versija. Aš net neturiu supratimo, ką tai reiškia, bet gal, nežinau, skambinti kažkaip galima. Galų gale jis irgi skaitosi smart maršrutizatorius, turi tą pačią programinę įrangą kaip ir šitie mažyliai, o tai reiškia, kad daug kas atliekama yra su aplikacija arba pasirenkat iš drop-down sąrašo. Tad daug nustatymų nerasite, bet kuo jisai yra kitoks. Čia gyvena jau tokia truputėlį rimtesnis hardvaras ir tai yra jūsų 5G routeris, kuris leido apie iki 300 megabitų turėti su lietuvišku tiekėju. Tai aš manyčiau, mieste tai yra neblogas greitis. Išorinis interneto portas kabelinis yra 2,5 gigabito. Tai irgi vidiniai yra, dabar bijau pameluoti, regis nepasižymėjau. Jo, vidiniai 4 yra po gigabitą, išorinis yra 2,5, nano SIM kortelė dedasi, kategorija 19 ir kategorija 18 5G ryšys. Ir kas įdomu, tai yra Wi-Fi 7. Tas vadinamas 802.11b. Jau nebe AX, ne AC, o B. Ir teorinis 7000 megabitų greitis. Dabar galimybė patikrinti Wi-Fi 7 yra ne per daugiausiai, nes netgi ne visi nešiojami kompiuterį jį turi. Tai tikrinau namie su gigabyte sisteminė plokštė, kuri turi Realteko Wi-Fi 7 įrenginį. Ir greitis buvo arti virš gigabito, bet prisijungimo galimybės buvo labai sudėtingos, nes turbūt gal per naujas standartas, ar Realteko driveriai kažkaip nesusidraugavo. Lyg ir įrenginį matai, lyg ir matai, kad jau Wi-Fi 7 standartas, bandai jungtis, protokolai nesusišneka. Aš sakyčiau, kad Wi-Fi 7 mes dar esam šiek tiek nepribrendę, bet pabandyti tai buvo įdomu. Ir kai šio maršrutizatoriaus galutinė firmware versija išeis, kurią mes galėsime vadinti jau pakankamai subrendasi, būtų įdomu sužinoti, kokie galutiniai viso šito greičiai yra. Bet šią akimirką galėčiau traktuoti, kad nepavyko kokybiškai patikrinti Wi-Fi 7, nes tiesiog turėjau tik vieną bevėlį adapterį, kuris man nepasirodė labai patikimas. Bet visi kiti įrenginiai, tokie kaip Xbox'as, Lenovo nešiojamas kompiuteris, telefonas, visi, kurie naudoja Wi-Fi 6 arba Wi-Fi 6E, veikia be problemų. Greičiai buvo standartiški apie 860 megabitų per sekundę. Tai kaip iš šito viskas gerai, o Wi-Fi standarto, manau, teks dar šiek tiek palaukti, kol jis susigulės. Įrenginys, sakau, labai įdomus. Iš tiesų norėčiau šio įrenginio techninių charakteristikų su šio įrenginio valdymo galimybėmis. Būtų jėga, jeigu jos va taip, hop. Dėl išvaizdos nesiginčiama, čia toks dalykas gyvenime, bet va, jeigu šios du įrenginius sujungus, šitą valdymą įkėlus į šitą įrenginį, aš tai pažaišiau tada. Tikrai pažaišiau, būtų įdomu. Tai va, taip atrodė mano stalas veik visą savaitę. Įvyko beveik visi įrenginiai buvo ištestuoti, kas buvo įmanoma ištestuoti. Visi buvo susitupinti, visų buvo jungiamasi. Jeigu klausėte, kaip buvo atliekami greičio testai, tai pas mus yra Synology diskų masyvas, kuris turi 10 gigabitų tinklo plokštę. Viduje buvo padėtas failas 11 gigabaitų. Ir šalia Synology stovi D-Link bevėlis access pointas
4 ar 6 antenų, kuris bent jau iš mano visų testuotų aplinkybių šiai akimirkai yra vienas galingiausių D-Link siūlomų access pointų. Ir tiesiog su nešiojimu šitie įrenginukai buvo jungiami prie jo ir buvo siunčiamas tas failas. Tai tokiu būdu 3 kartus siunčiamas failas ir įmamas vidurkis. Vėliau nesimušk. O šie įrenginiai, jie buvo prijungti per 2,5 gigabitų tinklą prie mūsų D-Link komutatoriaus ir iš to pačio Synology NASo per 10 gigabitų tinklą ir 2,5 uplinką buvo siunčiami bevėlių būdu į Lenovo Yoga 7, jei neklystu pavadinimą. Žodžiu, su Lenovo Yoga turinti Intel bevėlį adapterį AX 2x2, tai 2 antenų ir 160 Hz bangos pločio. Tai va, tai tokie buvo testų rezultatai, visi buvo atliekami 3 kartus paimant vidurkį. Atstumas tarp maršrutizatoriaus ir Lenovo būdavo apie 4 metrus. Jokių sienų, betoninių, gipskartoninių nebūdavo. Tiesiog va, tai, kad visas tas ofiso šiukšlynas, galbūt kokia lempa, gal stalas, gal dar kažkas, bet apie 4-5 metrai. Tai va, šie greičiai yra paimti improvizuojant standartinį namų ūkį. Ir dar yra porą žaisliukų, čia bus gal kitas video, bet jie yra daugiau verslo klasės segmentui, bet ne ką mažiau įdomus. Ir gal ten kažką daugiau parodysim, o šiam kartui tiek ir lauksim kažko įdomesnio. Ate?